Šiandien čia vyko baigiamasis daktaro Juozo Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumas. Jame buvo organizuoti 3 konkursai – programavimo, informacinių technologijų taikymo ir multimedijos ir sukurtų programų. Iš viso konkursuose dalyvavo 140 moksleivių. Baigiamajame forume, be jau minėtų konkursų moksleiviams, taip pat vyko seminaras mokytojams, kuris kiekvienais metais vyksta vis skirtingoje tematikoje. Taip pat buvo pristatyti aktualūs pranešimai, parengti informatikos fakulteto dėstytojų, studentų ir absolventų. Pirmą vietą šiemet laimėjo gan neįprastas darbas. Tai yra darbas, kuris susidėjo, galima sakyti, iš 2 dalių, iš techninės ir programinės. Pirmos vietos nugalėtojas kūrė visą aparatinę įrangą pats, tai yra ir litavo, ir programavo. Moksleiviai, laukdami apdovanojimų ceremonijos, turėjo galimybę išmėginti studentų sukurtas technologijas, tokias kaip virtualų žaidimą Jogamin su virtualiu treneriu, galėjo pažaisti virtualų ir išmėginti virtualų irklavimą. Be abejo, moksleivių žinių lygis ir sugebėjimų lygis auga. Mes turime kasmet galvoti vis sunkesnės užduotis. Moksleivių darbai neprastėja tikrai. Kiekvienais metais kažką įdomaus surandam. Kitais metais tikiuosi visada tik geresnių. Žiūrėsim, kaip bus.